Ir kuo mes rimčiau, atsakingiau, apgalvočiau žengsim šitos žingsnius, tvirtus, galbūt netokius dažnus, kaip bėgdami, arba bėgdami šuoliais. Ir aš manau, kad tokiu atveju mes galim pasiekti nepalyginamai daugiau, negu kad šokinėdami labai aukštai ir labai žemai tupdami. A nutupt labai žemai labai lengva. Mes giriamės ir iš tikrųjų, mes pasiekę esam daug. Kada atvažiuoja pas mus į Lietuvą svečiai, visi sako, o tai, ką gali duoti socializmas mūsų valstybės rėmose, šitą yra pasiekus Lietuva. Ir aš pilnai su to sutinku. Ir mes šitą nei nubrauksim, nei paslėpsim, visi šitą matom. Ir aš manyčiau, kad toliau tobulinti mūsų gyvenimą, toliau tobulėti, daugiau siekti kokių tai rezultatų, labai konkrečių rezultatų įvairiuose mūsų gyvenimo srityse, ir ekonomikai, ir politinė visuomeniniam gyvenimą, kitose srityse, mes galim tik tai labai rimtais apgalvotais žingsniais. Na, iš tikrųjų, aš pilnai sutinku, kad visuomeninis politinis šalies gyvenimas, nors jis ir vystosi labai audringais tempais, tačiau tų tempų nepakanka. Kai kurie pasiūlyti, ir šiandieną mes svarstėm, įstatymų projektus, konstitucijos papildymus, sąjungos konstitucijos, žinoma, irgi matyt skuba žmonės. Irgi iškyla suformuluoti klausimai ne visai apgalvotai galbūt nepasitarus, galbūt jie neatitinka visų dabartinės dvasios, 19 partinės konferencijos nutarimų, kaip mes šiandieną pripažinom savo sprendimuose. Tai irgi yra skubėjimo požymė. Ir gerai, mes per 5 mėnesius pasikeitėm Lietuvoje visi. Mes priėmėm tokius istorinius nutarimus, tiek daug gero mes nutarėm. Tai kodėl mes norim dar per 2 dienas padaryti tą, ką reikia galbūt padaryti per metus? Darykim šitą konstituciją. Aš labai pritarčiau, žinoma, jeigu jūs man išreiškia tokį pasitikėjimą, tai aš būsiu labai dėkingas vadovauti šitai komisijai, labai dideliai parlamentiniai komisijai, tačiau tai yra nepaprastai didelė atsakomybė, nepaprastai didelė našta, kokia tik žmogus beturėtų sveikatą ar nervų sistemą, tai yra nepaprastai sudėtingas klausimas ir aš labai prašyčiau visų deputatų pagalvoti gerai ir visų Lietuvos gyventojų, kadangi šiandieną transliuoja televizija, labai gerai apgalvoti, ar mums reikia dabar šuoliuoti labai greitai šitą konstituciją. Aš suprantu, mes ją turim šitoj komisijai, jeigu bus priimtas toks sprendimas, aptarti, labai rimtai sudaryti atskiras sekcijas pagal atskirus skirsnius šitos konstitucijos, dar kartą, gal 10 kartų išnagrinėti visus tos klausimus, derinti, žiūrėti, kaip vystysis reikalai, kaip bus tobulima šalies konstitucija. Mes šitą negalim užmiršti taip pat, turim labai gerai įsiklausyti, turim konsultuotis. Mes dabar esame įsiveržę į priekį. Žinoma, tai mums labai didelė garbė. Nei viena respublika neturi paruošusi štai bent tokioj kondicijų konstitucijos projektą, kaip dabar mes šiandieną vakar buvo išdalinta visiems deputatams. Tai yra labai gerai.